Tai treneri, kas atsitiko, kas lėmė pralaimėjimą? Pralaimėjimo lėmė turbūt koncentracija ir žaidybinio plano nesilaikymas kai kurių žaidėjų. Turbūt matėm atkarpą, kai nesugebėjom 4 atakas iš eilės neatsirinkti pagrindinio lyderio Žydrūno kelio, kuris metė visiškai laisvas. Tai ir parodo žaidėjų, kaip sakau, jaunatviškumą, koncentraciją tokių rungtynių metu ir turbūt šiemet mes pritrūkom dar bendrų treniruočių stokos, nes tą komandą mėginom sulipdyti jie tokia jaunimo pagrindų ir buvusios komandos Kuršėnų, bet sezonas į galą liko vienas varžybas, taip mums ir nepavyko tas sulipdymas, nes trūkom bendrų treniruočių iš tikrųjų. Penktadienį lemiamos rungtynės, kokias mintis prieš tą dvikovą? Tik pozityvius, aišku, mėginsim pasinaudoti savo namų sienom, bet sienos už mus neprims nei sprendimų, nei krepšinį. Mes turėsim patys ir įmesti ir sprendimus priimti tiek gynyboje, tiek puolime. Taip kad tikėkime, kad ta pergalė Akmenėj po pratęsimo, tikėkime, nepakiš mums kojos, kad kažkokio gal dadės tik pasitikėjimo, manau, kad. Ja. Šiandien turbūt sunku buvo ir žaisti, pilna salė žiūrovų. Didelis palaikymas. Aš galvoju, kad šitie jaunuoliai turi pratintis ne tik prie tokių sąlygų žaisti, prie žiūrovų. Aišku, kiek čempionatas penktadienį mums jau baigėsi, paskutinės, turit nuostabius žiūrovus, vienintelis turbūt lygoje tam divizione, kur yra taip gausiai palaikomi ir garsiai palaikomi, kur sunku jau ne tik treneriai su žaidėjams bendrauti, bet ir žaidėjams tarpusai bendrauti, ko gero. Bet vienareikšmiškai turit, sakyčiau, vienus iš geriausių sirgalių ir palaikančių žmonių miestelių, tai taip kad.